mano mėgstamiausia oro kompanija. Pati geriausia turbūt. Puikiosios sėdynės. Ir su operatorė. Sveiki gyvi, senai nesimatėm. Taigi ir vėl traukiam už Atlanto. Ir šiandien noriu papasakoti apie savo vieną iš pagrindinių apsisprendimų, kodėl turbūt geriausia yra skristi iš Dublino. Aišku, viskas priklauso ir nuo kainos, bet kartais verta permokėti tenkia 100 ar kiek tų doleriukų ir skristi iš Dublino, nes Dubline pereini muitinę. Ir atvykus į pačias valstijas jau nebereikia stovėti eilėje, ten neaišku kiek valandą, 2-3, nes kaip buvom Čikagoje paskutinį kartą teko praleisti beveik 2 valandas. Taigi vienintelės 2 vietos Europoje, tai yra Airijoje, tai Dubline ir kitam Airijos mieste Šanone. Praeini muitinę, patikrina tavo pasus, užsidedi piršto antspaudus ir jau atskrendi į valstijas kaip tiesiog paprastas Amerikos pilietis ir pasiemi lagaminą ir pirminį miestą. Tai tikrai susitaupo daug laiko. O, aišku, viskas priklauso ir nuo kainos. Bet šiuo atveju Aer Lingusas buvo padaręs labai didelės nuolaidas ir apsimokėjo skristi iš Lietuvos, iš Palangos, pernakvoti Dubline ir tada kitą rytą skristi į Niujorką. Skrydis nėra labai ilgas. Apie 7 valandas. Tai pabandysim parodyti, koks maistas bus tiekiamas. Nieko ten įspūdingo nesitikiu. Po paskutinių video turbūt tikrai matėt, kai jeigu apšvietimas kažkiek prastesnis su GoPro, tikrai kokybė buvo tragedija. Nežinau, kartais atrodydavo, kad tenais su Nokia 330 filmuoja. Tai šį kartą šiek tiek painvestavom. Įsigijom naują kamerą, tai žiūrėsim, kaip seksis. Aišku, reikia dar prisitaikyti, nes biškai šiek tiek kitaip valdosi jinai. Tas gimbalas, tai labai juokingas žodis, labai keistai sukiojasi kartais ir pagauti dar visus normaliai judesius reiks šiek tiek laiko. Bet tikrai tikiuosi, kad tamsesnėse aplinkose vėlesnį vakarą kokybė bus tikrai geresnė. Taigi žiūrėsim, kaip čia bus. Taigi, įlipom į lėktuvą, dėja gavom senesnės komplektacijos, biški matęs amžiaus, bet planšetės atnaujintos, filmukai, žaidimukai, tikrai bus ką veikti, duoda kiekvienam ausinės, tikėsimės, kad veikia ir vietos nėra daug sąlyginai. Jeigu nori atsilošti šiek tiek klekždą, brašką ir staliukas atsilenkia iš varto, bet jeigu priešai sėdintis žmogus pajudins, tai jau bus šiek tiek judesio. Pradėjo serviruoti gėrimus, duoda pasirinkimas iš 2 vynas arba alus, tai vienas pietums, vienas vakarienį ir įspūdingiai pretzels. Pretzelį. Kiek gramų? 10. Labai daug. Čia svarbu, kad tik nepersivalgyti jau. Ragaujam. Visi kaip darželėje atsivertė savo staliukus, laukia, kad tik atneštų ir paduotų maistą. Taigi, nesu aš didelis mėgėjas tų oro uosto lėktuvo maisto, nes skaičiau straipsnį, kad blogėja skonio receptoriai, tai tas maistas toks beskonis. Pasiėmėm štienos, kaip sakė. Neatrodo labai skoningai, bet ką darysi. Bet šitas kremukas airių visada turėtų būti labai geras. Donytė, va, ir reklama, kaip sakant, galėtų būti, bet nemoka niekas man. Kas esat ragavę airiško sviesto, tai niekur daugiau pasaulyje turbūt nebus tokio.
Taigi, likus valandą iki skrydžio atneša mažą vakarienės paketą. Ir visada reikia pasižiūrėti, kad duotų normalų, nes, sakykime, man abudu davė vegetarinius, bet aš nelabai draugauju su vegetariniais, tai tada, jeigu paprašot, pakeičia į normalų. Tai čia turbūt bus tiesiog vištienos sumuštinis, šokoladinis sausainukas ir jo toks kažkoks permaltas vištienos sumuštinis, arbata arba kava ir valanda iki skrydžio galo. Taigi atvykus reikia ieškoti AirTrain ir vykti į Jamaikos stotį, kur teks susimokėti realiai už nieką, už išėjimą iš oro uosto $8.50. Na, už traukinį kaina kyla, 25 centus pakilo, o šiaip iš oro uosto grįžti į Manhattaną tikrai didelis pasirinkimas. Autobusas, metro, taksi, traukinys, Uberis. Tai... Liftas yra liftas, New York? Liftas, bet greičiausias tai būtų su traukiniu važiuoti, bet ir tikrai turbūt 3-4 kartus brangesnis negu su metro, nes su metro gausis tik tai 3 eurai. Tai šiandien, kadangi mes esam biudžetiniai keliautojai, tai bandysime grįžti su metro ir berods linija E. Šiuo momentu nusipirkimo automatai uždaryti, nes nuo sausio 1 atsirado naujoji sistema ir pakeitė į kitą kortelę. Taigi teks nusipirkti pas damą ir tik tai grinais jau, nes užsidėjus cash only, tai būkite pasiruošę grinųjų. Arba, jeigu kas naudojatės kortelėmis, tai galima atsiskaityti tiesiog tapinimu, bet man atrodo, nesu 100% įsitikinęs, kad galima iš vienos kortelės tapinti tik vieną kartą. Tai dviese negalėsit praeiti su tą kortelę. Ir 100% važiuojant su autobusu irgi neleidžia su tą pačią kortelę 2 kartus tapinti. Taigi, nusipirkome kortelę, papildę. Į vieną kortelę įkėlė 2 išėjimus iš oro uosto. Ir dabar atėjom iki automatų, jau pačioje metro stoty nusileidus į apačią ir į Manhattaną reikia važiuoti su linija E. Gerai, darbuotoja padeda labai, tai kortelį turim vieną, tai aš važiuosiu su kortelė, operatorė važiuos su Revolutu. Tapins tiesiog ir viskas. O $6 turėtų įdėti 2 kelionės į kortelę. Visos tos stotys tokios negražios. Nustekentus, purvinus. Dažnai būna ir pelėnai laksto, bet šį kartą kol kas nėra per daug žmonių gal. Bet dažniausiai jie net ir žmonių nelabai bijo. Kelionė truko 34 minutės, tai ganėtinai sėkmingai. Ir iškart pasitinka dangoraižiai. Tas senas stilius. Viešbutis tikrai matęs gyvenimą, bet išlaiko tokį autentiškumą. Gavom 28 aukštą, liftai sklandžiai veikia. Ne kaip Las Vegase tada nepasisekė. Aišku, pasiūlė kambario pagerinimą $20 už naktį, kad būtų šiek tiek geresnis vaizdas. Kambarys jau toks nedidelis. Standartiniai dušai, net 4 kranai. Ne kranai, tie čiaupai, nežinau, ne kranai, čia vadinasi 4. Okay. Ir koks tas vaizdas? Ar verta buvo ekstra pinigų? Šiek tiek matosi Empire State Building.
blokuoja tas pastatas. Šiaip tai visai neblogai. O darbininkai langus valo. Retas dalykas, kada jie čia tas langus valo. Taigi, į kainą įskaičiuoti New Yorkerį buvo pusryčiai. Nelengvieji mačkai yra šiek tiek geresnės kokybės. Tai omletas su kumpiu sūriu, tarkuotus bulves, duona, tostas, uogienė, 2 kavos ir 2 sultys. Tai manau, kad čia yra labai geras pasirinkimas, nes apie $40 kainuotų dviems tai pavalgyti pusryčius, maždaug tokios sudėties. Taigi per 3 nakvynės dienas susitaupo virš $100, tikrai verta. Na va, papusryčiavus iškart pasitinka New Yorko šurmulys. Operatorė nori aplankyti šiandien shopping centrą, prekybcentrį. Tai judėsim į vieną iš didesnių autobuso stočių. Bandysim pasigauti autobusą ir judėsim prekinti. Wow! Taigi atvykom į stotį, nusipirkom bilietus pirmyn atgal. Gavosi žymiai pigiau negu pirkti tik į vieną pusę, nes ir pati pardavėja tai patarė. Ir Jersey Garden shopping centras vadinasi. Nesvarbu, kurio laiku grįšit, o jeigu norėsit pirkti pas vairuotoją vietoj kortelę, tai su viena kortelė galima pirkti tik vienam žmogui vieną bilietą. Būtinai reikia turėti 2 bankinės kortelės. Pasisekė spėjom į autobusą, nereikės ilgai laukti. Sunkiai čia su tais tvarkarašiais. Vieną rašo internetu, vieną atskirai pasako pas vairuotoją, bet kaip suprantu, važiuoja kas 10 minučių.